Денечка. Čia mums įdėlūtė dabar biški dilemų bus. Kaip viskas susikrauti, kad tilptų. Ai, aš čia išmėtų daug turi. Va. Ramiai. Nes galėčiau. Suprantu, kad tu skubėjai, aš irgi skubau. Bet Jenička, skubėkim spakainiai, kad ko nors nepamirštų. Tau sakau, neskubėk. Čia tau ne juokas. Nori pasakyti, kad tėvas tiems, o nebesvai. Kaip sakai, čerpoką įmų varnė? Ar jis įmų netelpa? Ai, paimam gal kaip nors. Žiūrėsim, kas čia gautas. Labas vakarėlis, draugai. Eina savo. Blemba. Nežinau, net ką pasakyti, žinokit. Bet aš galiu pasakyti tik tiek, kad per visą mano filmavimo istoriją pati didžiausia nesąmonė, kurią aš padariau, tai yra šita blemba. Nuo tokio kalno su tiek daiktų. Ką žinau, bandžiau dar filmuoti kažką, ką tu ten filmuosi? Ten tos rogės virto gal 10 kartų. Vienu žodžiu, tragedija. Ach, tazau, ir pasirinkau šią vietelę. Čia, kas atpažinsit, tai suprasit. Kur aš atsibeldžiau su tiek daiktų. Jau minimaliai paėmiau, galvojau, bus gerai. Kur tau eiktų, vos patiem eina tas rogės. Vienu žodžiu, jeigu dar nieko nepagausim, tai bus šakės. Dar svarbiausia, norėjau eiti su batais, tai visą laimę, kad su botais atėjau. Vanduo pakilęs. Vieta nežinoma, nežinau. Reikės dar pasitikrinti ten per programėlę, koks čia gylis. Sakiau, dar prasiskanuosiu, kur čia ką mesti, ką tu čia prasiskanuosi, jau tamsu, viskas. Vienu žodžiu. Tai dabar einu greitai užmetu ant starkio 2 meškerės. Ir paskui po truputuką jau ant fideriuką. Fideriuką dar paėmiau, kad pabandysim karšiuką pagauti. Bet negaliu, kaip susiparinau. Eik tu savo. Jau norėjau viskas pjauti ir rinkti manatkės ir varyti viršų atgal. Bet bandysim kažką tai pagauti, bandysim. O Jėzau, nedagaliu. Oras ledas. Kelias iki žvejybos vietos tiesiog pasaka.
Oi, nebegaliu. Sugalvoktumą. Ne, nu aš nežinau. Kas, nu, kas yra? Tai kas? Nu, kas yra? Ką? Ko dabar? Tai kas, mažyti? Nori laukas? Ką? Tuoj, palauk. Dėsiu aš tau tą, na, kad tu čia nepasimestum. Tamsuoj man. Bet aš tai buvau čia atvaręs pasižiūrėti dieną, kažkuria tai prieš savaitę čia buvo galima šitoj vietoj statyti palapinę. O dabar vanduo aukštas. Eina savo. Kaip čia seksis įprūdyti tą stovelį. Ai, gerai. Įsisuks. Jam sunkiai lenda. Dar ir nežadėtas lietutis prasidėjo. Nu puiku. Nuostabu. Tiesiog pasaka. Taip, sistemėlė. Paprasta kaip 2 kapeikos. Ant pagrindinio valo padaryta kaselė. Tokia atvadėlis. Kokių 10 comų, 15, gal 10. Čia dėdam šinuką. Čia toliau kilputė. Ir fluorokarbono, nežinau, gal 0,3 turbūt. Pavadėlis. Ir kabliukas, viskas. Pasižiūrim, ar nėra klipso, nes bus batai iš karto. Ir dedam, draugai, mes pradžiai aukšlytę va tokią skanę. Uždėsim cielą pradžiai gyvenimo. Gerai, draugai, bandom mesti, pažiūrėsim. Nežinau, paskui aš permėsiu, aišku, nes man atrodo, kad čia biški bus nesąmonė. Opa, visas valas. Tai kiek čia to valo? Reikia dėti ant klipso iš karto, kad nenutraukt. Ir permesti kitą vietą reikės. Gerai, užmėsim ten į tą vietą kitą meškerį. Šitą mėsim čia, kur arčiau mėsim. Padarysim taip. O į ten mėsim kitą, į šitą. Man atrodo, kad čia valančių tos daugiau. Nežinau, jeigu čia tas oras toksai ir bus. Bjaurastis. Nors dabar turėjo nelyti jau pagal idėją. Tai tada gali būti, kad naktį mes varysim namo. Per kokius 2 reisus, 3 reisus susinešiu viską po truputį ir varysim namo, jeigu ką. Nu jo, dedam čia. Ir dabar, kaip čia su to mailiuku daryti, nežinau, pabandysim kitaip daryti tada. Tas variantas man nepaeina. Pabandysiu aš kelbą uždėti, cielą. Ir kabinsim taip, kaip kabindavau ant vėgelių. Tikiuosi, kad bus gerai. Čia nėra tų anų
klipsų. Ne, nėra. Nu tada tikėkime, kad gerai. Nu bandom šitą švystelt. Pažiūrėsim, kiek šitą eis. O kas čia buvo? Sakiau, pasižiūrėk, ar klipso nėra, nu. Oi, tas arunčikas. O, nenusimušė. Bet kad užsimušė, tai tikrai. Gerai, nesvarbu. Svarbu, kad šviežias. Nu, bandom dar kartelį. O, čia irgi beveik iki galo. Nu, ką žinau, gal bus gerai. Dedam. Garsiau. Nu gerai. Atleidžiam stabdį, kad laisvai eitų. Su to mintim, kad nepajaustų. Bandysim. Ir nepamirštam, draugai, kad šitoj vietoj yra pagalys. Su to mintim, kad jeigu bus žuvis, kad traukti reikia atsargiai. Koliukas. Kažkur čia. Gerai. Nio, ką mano klečka mažas. Kašiu, kašiu. Kur pelytė? Kur pelytė? Kašiu, kašiu, kašiu. Aha. Ir švystelsimės, draugai, dar vieną ant starkėpso. Taip, pleikų dar buvo. Ir kaip čia mum ją užmauti, kad mum čia jos metant nepamesti, tai aš nežinau. Bandom taip kažkaip. Kokią valandėlę palaikysim ant sienų, o paskui dėsim. Bandysim dėti gabaliukus. Gal ant gabaliuko bus geriau. Gabaliuką, filė, o taip kažkaip. Toj vietoj, toj pusėj, kiek suprantu, ten turėtų būti duobė. Tai bando mesti link ten. Oho! Padurns! Man atrodo, kad ten žiauriai gilu. Ir aš galvoju, kad biškį negerai užmečiau. Nu gerai, pusvalanduką palaikysim. Ant gylio. Jeigu nepaeis, permesim arčiau krantą. Link duobės krašto, nes čia kažkokia duobė labai gal nusigydina. Toj vietoj. Užsimaišysim po šariuko biškutį. Enigma parazitka nusirideno man šitas kibiras nuo kalno. Tai kol aš daėjau iki to kibiro, jinai jau jį sukandžiojo. Nu aš nebegaliu, kas per vaikas, tai siaubas. Aš galvoju, iš kur čia tos skylės, galvoju, kol besileidom, bet galvoju, ką čia galėjo tos skylės atsirasti. Kaip dantis kažkokie. Nu viskas aišku, kas čia. Tai dabar, kol ten mūsų pašariukas brinksta, mes galim pasiruošti fideriuką. Ir dabar čia klausimas, kas geriau, ar ant starkio link tos duobės užmesti reikėjo, ar su fideriuku ant karšiuko mesti į tą duobę.
Net nežinau, nes ta duobė taip įdomi, jinai link kranto nueina. Aš galvoju, gal pradžiai reikia didesnį uždėti, a ne? Kad biškį pasišertų. O paskui jau bus galima susimažinti. Nu, aš taip galvočiau, pabandom šitą. Pradžiai gyvenimą užsidėti. Ir gaudysim ant zikūno. Ant zikūno. Atėjau permest ir kažką traukiu. Nesuprantu ką, žinokit. Bet man toks jausmas, kad žuvi. Geras. Tai kaip jis čia užkybo ir visą tą laiką tylėjo. Eik tu savo. Bet rimtai, man atrodo, turiu. Kažką turiu, bet nesuprantu ką. Bet nebuvo jokio kibimo. Bet jaučiasi smūgiai kažkokie. Ar ne, ar jo. Kažkokia vėl mistika mačiau. Bet man atrodo, kad žuvis. Draugai, negi rimtai atėjau permest ir sėdi žuvinas. Akurat, hebra, vilkas sėdi. Eik tu savo. Aš sakau, kad kažkas aš jaučiu, kad ten yra. Ir dar koks gerulis. Eik tu savo, tik atvažiavau, Enička. Pavyzdė, kad tėvas pagavo. Bet tai kodėl kibimo nebuvo? Ir dar koks bajavas. Eni, pavyzdė, tėvas vilką pagavo. Eik tu pekla, man kelbo. Šaika, runčikas pagavo. Tai kaip, va tai va. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Ant Kilbausko. Bet tai kaip, ne jokio kibimo, visiškai nebarkšt. Eik tu savo. Nesimuistik, taigi dar gali būti taip, kad man tave teks paleisti. Ei. Opa, kaip jisai. Au, skauda. Jis įryjo ir sėdi. Normaliai. Šaika. Jes. Tai kai. Arunčikas. Aš nežinau, neatsimenu, kada buvau pagavęs tokį vilką. Be kibimo atėjau permesti. Bam, sėdi. Blemba, man atrodo, čia bus legalas, reikia pamatuoti. Nagi, pasižiūrim. Draugai, ant ribos. Beveik 60. Nu geras. Vienu žodžiu 60 comų. O aš kiek žinau, palauk, man atrodo, kad galima imti nuo 50 iki 65. Ai, tai kokios akys įsprogusios, o kodėl jam tik įsprogo akys? Nu gerai, viskas. Все, turim vieną, turim! Draugai, paveizėkit, ką? Kai runčikas vilką iššovė, ką? Va tai va! Pagaliau! Kai gerumo! Ir dar kas svarbiausia pasisekė, legalčikas! Gerai, kad dar paėmė va tokių žirnų Kilbauskų. Nu šitą paliksim dėl viso pikto. O mes paimsim va tokį va, vėl žirną, bajavą tokį ant stambaus, taip sakant, ant gero starkio. Bet tai nieko, nesupratau. Nuėjau, galvoju, reikia permesti dėl viso pikto. Ir ką jūs savo galvojat? Ateinu, a ten kai kelmas koks sėdi. Tai irgi, kai bulvinis maišas, nieko nesuprantu. Jo, einam dar kartelį metam. Vėl ant kelbo. Dar kartelį bandysim ant Kilbausko.
pagaliau starkį pagavau. Vis dėlto dievulis mane išgirdo. Už tą vargą man tik tai bats. Tokį gerulį. Eni, neik ten, dar nukrisi nuo to skardžio. Atik čia. Tugi ne kalnų, o ožka. Tai aš dabar galvoju, ką reikia padaryti. Jaučiu, kad reikia man ir kitą dugninę čia nais pasistatyti netoli to. Nu taip netoli, beveik netoli. Tai... Nu tiek to, dar biškį palauksiu. Ir fideriuką užsimėsiu ir tada pažiūrėsiu, ką čia daryti. Yes! Vienicą turim! Kada paskutinį kartą buvom pagavę starkiecą? Lemba, nepamenu, tikrai nepamenu. Reikia labai gerai pagalvoti, kad prisiminčiau. Nu į kągi, draugai, bandysim. Čia tokia va skanaus su česnakiuku padaręs. Įmečiau porą skiltelių česnako. Taip sakant, dėl kvapo. Nu ir pabandysimės su dzikūnu. Dar mestelsim fideriuką. Nes, nu, starkis gi nekaršis. Dideliais būriais nevaikšto. Taip meti trauki. Tai taip sakant, kad būtų kas mums čia veikti. Šiek tiek veiksmo turėtumėm. Ir pabandysim užsimesti fideriuką. Kur karšis, ten ir starkis. Ja. O kur starkis, ten ir starkis. Nu ir bandysim, laimė. Driokstelsim, taip sakant. Biškiuką driokstelsim. Nu, negalvojau taip, kad aš taip toli užmėsiu iš karto. Tai biškį per stipriai moštelėjau. Bet nieko. Nieko tokio. Man atrodo, vėl kimba, geras, ant tos pačios meškerės, jo, kimba. Draugai, vėl kibimas. Eik tu savo, antras, jo, kimba. Eik tu savo, tai kodėl netempia? Kaip dabar žinot, kada kirst? Nebus toksai bairis, kaip ir buvo prieš tai. Vėl antras kibimas. O čia tai geras. Bet kodėl netempia? O. Viršūnė taip šokinėja, kaip turi būti. Bet jokio tempimo nevyksta, nu. Pirmą iš vis net kibimo nemačiau. Dabar irgi kažkaip taip atsargiai.
Nu ir aišku, mano GoPro'škė, kai visą laiką įsijungia tuo momentu, kai aš kirtau. Draugai, vėl turiu. Eik tu savo. Antras. Kiek čia praėjo? Aš tik užmečiau, 15 minučių praėjo. Antras. Va čia tai eik tu kaklon. Bet jaučiu nedidelis šitas bus. Čia gali būti nelegalas. Jo. Šitas jau mažiukas turbūt. Ar vėl legalčikas, pažiūrim. Eik tu savo, vėl toks pats, man atrodo. Ir vėl kamera įsijungia. Aš nesuprantu, kas tai GoPro darosi. Ramiai. Palauk. Antras, draugai. Bet kodėl GoPro vėl lagina? Blemba, taigi perkroviau ten tą nesąmonę. Eik tu savo, antras vilkas. Ir vėl kelbas. Draugai, antrą vilką pagaunu. Vėl jį pagavau. Praėjo kokie 15 minučių. Bats, dar vienas. Achriniai. Va čia tai jo. Nu geras. Va čia tai geras. Kai ką? Kosmosas. Kaip gerai, kad atvažiavau. O aš jau toks buvau nusivylęs. Nebereikalo, tiek vargo įdėjau. Nebereikalo. Gerai, matuojam šitą. Ne, nu ką žinau, 4 kartą įsijungia kamera. Kas čia darosi? Batareika nusėdus, ne? Nu ne, kem 3. Žiūrim, kiek suomo. Nuo 50 iki 65, šitas 56. Vėl legalčikas. Gerai. Vėl kibma. Kas svarbiausia, vėl ant to pačio. Trečias kibimas. Tai va klausimas. Ar pražiopsojau ar ne? Įdomu. Bet tai kaip įdomiai, tik ant šitos ir kimba. Ant tos nieko. Nė vieno kibimo. 3 kibimai ant vienos meškerės. Kažkoks kosmosas. Nieko nesuprantu. Kažkodėl tai spjoju. Nu ir kągi, draugai, kadangi pradžia pas mus labai puikiai, todėl aš siūlyčiau išgerti kavytės skanios, su bandelėm skaniom. Kągi, vargo buvo daug. Tas vargas, aišku, dar nesibaigė, dar jo bus daug, bet jau dabar žinau, kad buvo verta. Taip, kad aš labai patenkintas. Tik aš galvoju, kur mano dangtis? Štai kur jisai. Tik be pavydo scenų.
Jeigu ką, jeigu galima. Čia ne visiems buvo skirta, čia tik kai kuriem. Tai būtinai tą progą reikia kavytės mum. Ant nakties, taip sakant, kad miegotųsi geriau. Man atrodo, kad šiandien bus taip, kad būsiu be miego visai. Aš taip galvoju. Žinokit, draugai, ekstremalios sąlygos. Nei pasišviest, nei apsišviest normaliai. Niekai. Trūksta šviesos man biškį. Nežinau, kaip čia gudriau padaryti. Nu, bet yra kaip yra. Kartais reikia taikytis prie aplinkybių. Ne visada tos aplinkybės taikosi prie mūsų, kaip sakoma. Negaliu atsidžiaugti šaiką. Po tos nesėkmingos sazanų žūklės, tai man čia šitą kosmosas. Tik atvažiavau, bac, bac, bac. Ir tiesiog 2 kartus bac buvo. Buvo ir 3 kartą, bet išspjovė kažkodėl. Kažkas matyt nepatiko arba vietnamietis buvo. Jaučiu gali būti, kad buvo mažiukas ir neįveikė didelio kelbo. Todėl, draugai, dabar, kaip ir sakiau, būtinai reikia išgerti už tą sėkmingą žvejybą. Labai, labai man čia patiko viskas, super. Jau jeigu ir nebus nieko, tai nieko baisaus. Bet dar norėtųsi dar. Taip, kad, draugai, išgerkim už tai, kad tokios žvejybos pas mus visą laiką būtų. Kad atvažiavai, prilupai bulvinį maišą. Nu gerai, pusę bulvinio maišo. Ir tada, kaip gerai, kaip smagu žvejot būtų. Sveikata, draugai. O, ir užvalgysim skanių žmonos bandelių. Paliko, nu. Kas čia yra? Iš eilės 2 ištraukiau kibimus, dabar antras kibimas ir palieka. Patampė, paliko.
kimba. Opa. Geras. Tai dar ir lėštuką ištrauksim, draugai. Hehe. Akurat. Kibimukas. Lėštukauskas pareina. O tai va. Geras. O čia tai geras. Aš jau galvojau, kad lėštukienskų mes nesulauksim. Pasirodo. Bet va jau į brovkę tai duoda kaip turi būti. Aišku, ne pats didžiausias turbūt. Kaip suprantu. Lėštukauskas ar kas čia? Jo. Žieminis lėštukas paėmė. Draugai. 300 gramų. Prašau. O tai va. Tai dabar kol starkiecai mums nebekimba. Opa, kas čia? Nenutraukiam. A kas ten? Ant anos. Kur starkis? Gerai. Lauk lėštukauskas. Apsikrūvinai visas. Opa, kas čia? Noriu pasakyti, čia kimba? Ar ne? Nu ne, nepanašu į tai. Viskas, draugai, atėjo rytukas. Kiek jau čia tų valandų, man atrodo, kažkur 7:30. Nu tai pradžia tokia labai džiuginanti buvo. Pabaiga, aišku, liūdnesnė. Jo. Kažkaip keista, kad rytinio starkių kibimo nebuvo. Vakarinis buvo. Iš viso buvo 4 kibimai. 2 ištraukiau ir dar 2 kibimai buvo, bet jie tokie paragavo ir išspjovė. Tai va, kažkaip va taip. Nu, bet visumoje tai man žiauriai patiko. Žiauriai. Sakau, pati pradžia, tai čia kažkoks kosmosas buvo. Jo, taip įdomi, per grubiai pusvalanduko bėgyje 2 ištraukiau ir viskas.
Nu ir karšiuką dar, Nedicką vieną pagavau. Tai skaitau, kad bet kokį atveju man labai pasisekė. Viskas super. Labai seniai starkio nebuvau pagavęs, tai vo. Tai ką, draugai, viskas, baigsim starkių žvejybą. Manau, kad dar ko gero pakartosiu dar vieną naktelę, tik tai kitoj vietoj. Kur ne taip toli eiti. Nes aš dabar kaip pagalvoju, kai man čia reikės užkilti tą kalną. Bet jaučiu, kad darysiu du reisiukus, nes neužtempsiu aš tų rogių be šansų. Aišku, užtempčiau, bet nežinau, ar verta čia kankintis ten. Iš po lengvo užvažiuočiau. Tai pažiūrėsim, kaip čia gausis. Kągi, draugai, viskas, dėkui, kad žiūrėjot. Dėkui, kas dedat laikus, kas komentuojat. Didelis dėkui kanalo nariams, kurie prisideda prie mano kūrybos ir prie mano žvejybų. Ir visiems didelis ačiū. Iki kitų susitikimų, draugai. Ate. Jūs turbūt juokavot. Ei. Ei, tu gal juokauji? Tu nori pasakyti, mes čia užvažiuosim? Tu gal baigs posūs? Ne, aš gal užtensiu. Buksuoja, ne? A tu durnas? Noriu tėvui padėti, bet negaliu jo. Norisi tau tėčiui padėti. Eik tu pelą. Čia tai jo. Sako. Aš, kai jūs kaip norit, aš daugiau tokių bairių nedarysiu. Tai čia dar ne pabaiga, čia dar tik pradžia. Kosmosas. Tu mane padėti, bet maišai. Ar tu galvoji, kad tu čia man padėti, tipo, morališkai? Oba, įstauk. Draugai, liko dar vienas kalnas, tiksliau įkalnė tokia, irgi.
mocna. Ir tada jau ten biškiukas zigzagais ir bus viskas. Bet mes už Lietuvą, vyrai. Įveiksime tą kalną, kaip ten bebūtų. Dėl tokių starkių, ko tik nepadarysi. Galėčiau užtempti ir 2 tokias rogės. Bet tik tai vieną kartą. Minutę. Matysim, mes įveiksim. Aš tau sakau. Kažkaip, bet įveiksim. Oi, tas rudenėlis, oi, tas lapų sniegas. Per lapus eina kaip per sniegą, draugai. Nėra tik sunku, kaip atrodo. Nėra tik lengva, kaip atrodo. Draugai, siūlyčiau pabandyti. Jums turėtų patikti. Rytinė mankšta tokia, grynas oras, oras gražus. Labai gerai pasportuoti, labai gerai. Gudmutė, varom toliau. Nesustojam. Nes nuvažiuos atgal. Kažin, pirštinės nereikėjo kokias susidėti, kad būtų paprasčiau. Viskas, draugai. Pasiekėm viršūnę Everesto. Panašiai kaip Valujavičius pavariau. Nu, gal šiek tiek silpniau, bet irgi neblogai. Kaip pensininkui, tai skaitau, kad labai neblogai. Tai va. Ar dar kartą norėčiau pakartot? Maybe. Gerai, ačiū už dėmesį.